Sveiki, sugrįžę į kanalą, pravažiavau atgal į garažą, darbuotis prie variklio, baigėsi platelį, baigėsi smagybės visos, laikas grįžti prie darbų, tai tikiuosi garažo serijos jums yra įdomios, tai būtinai parašykit, ką galvojat ir ką galbūt norėtumėt pamatyti iš viso to proceso, ką mes dabar darom. Tai šiandien bandysim persirinkti aštunkės galvas, tai atvažiavo nauji galvos varžtai, nauja tarpinė metalinė, vožtuvų sandariklį atvažiavo, nauji tarpinytės. Matot, jau turiu atsirankęs jau ir stumuoklius. Noriu iš karto pasidaryti bazę turbai, nors ir neplanuoju kol kas dėtis turbinos ir pūstarklių, bet kadangi jau ardau variklį, puikiai proga pasiruošti tą pačią bazę, kad ateityje beliktų tik tais kabinti sraigę, dėti kolikus, pūst slėgį ir lėkt. Tai čiumpam galvas ir bandom judinti reikalus. Nebaisiai gražiai atrodo, bet tas kamufliažas nėra. Tiesiog paimti, uždėti, brūkštelt, jeigu trinasi viskas puikiai, tai viskas puikiai. Čia tik vizualiai tas kamufliažas gali būti, kad kokio kondensato parijo, paplakė su suodžiais. Jeigu pas tave 0,8 laikys vožtuvai, minus 0,8 vakuumą laikys, važiuos kaip duris. Viskas, žodžiu, gerai. Einu darytis namų darbus, primokina mane čia visokių, kaip sakyt, gudrybių. Patrinsiu rankytėm biškį ir patikrinsim. Ir viskas bus gerai. Su galvom atrodo tiek. Reikia dabar nueiti susirasti vidmą ir prašyti, kad pakurtų stakles. Bandysim prasišveist šiek tiek paviršių, nusimsim plokštumas, pažiūrėsim, ar viskas lygų gražu ir galim bus pereiti prie surinkimo pačių galvų jau. Gerai, susirūšiavom spirruoklės visas, šaibas, išsidėliojom visus vožtus pritrintus, kiekvienos pusės sužymėti jau yra. Ant stalo kairės pusės galva ir reikia dabar viską sudėti į krūvą. Pabandom dabar įsidėti naują sandariklį, salnikėlį vožtuvo. Parodys man kebra, kaip čia daryti viską, o aš tada pabandysiu nesugadinti ir pratęsti darbą. Pridėti biškį gražiai, sutep ir tada pistol su paktuku. Paktuku, tai teisingai. Susidedu visus ir tada, kaip mokyklai, keliu ranką ir prašau, kad prieitų mano sensėjus.
paleidinėjai, žiūriu, kad neįspjautų. Šakabum! Labai kažkaip tai pražiūrėjau, gal dar parodytum 32 kartus. Pas bjauriausias, sunkiausias darbas dabar turbūt susidėtos laikikliukus, fiksatoriukus, tai tepam tepaliuko, kad prisikabintų geriau. Sporą įdėjo, bet man reikia susidėti dar visus likusius. Tai šitą vietą, manau, užtruksiu, tai bus tikrai sunku. Baigiau rinkti galvas, abi dvi galvos surinktos, dabar sekantis etapas, kas laukia, tai darbas prie bloko. Aišku, reikia sulaukti eilės, kol bus visi blokai nušlifuoti ir tikiuosi, tada jau Vidma galės prieiti prie maniškio, nušlifuosim paviršius, viską prasivalysim, susitvarkysim ir paruošim bloką surinkinėjimui. Tai sudėsim veleną, kuris yra irgi čia jau pas mane supoliruotas, paruoštas. Ir dėsim geriausius atrinktus stūmoklius ir viską rinksim toliau. Tai tikiuosi, kad jau visą tai galėsim padaryti neužilgo. O dabar šiam kartui turbūt tiek. Dėkui, kad žiūrit. Tikiuosi, nusibodo dar šitą seriją variklio remonto. Tai parašykit komentaruose, ką galvojat ir susimatysim kitam video.